Sveiki, jūsų dėmesio į sporto žvėrys. Aš Donatas. Ir aš Kristina. Sveikinamės iš atominio Lietuvos miesto Visagino. Šiandien mes atvykome pas atominį Lietuvos kanojininką Jevgenijų Šukliną. 3-kart Europos čempionas, 2-kartinis pasaulio čempionato prizininkas, olimpinis vicečempionas. Nuo tiek titulų gali apsisukti galva. Donatai, galva gali apsisukti ne tik nuo titulų. Tai labai žavingas vyras. Šiandien kopsime į ringą, kepsime pizzą, taip pat dainuosime. Donatai, neišpasakok visko. Jūs patys tai pamatysite. Važiuojam? Važiuojam. Sveikas, Jevgenijau. Sveikas, Jevgenijau. Žinom, kad praėjusią savaitę šventei gimtadienį, mes to tikrai nepamiršom ir sveikinam tave. Ačiū Jums labai. Sveikinimai. Ačiū labai. Na, tai papasakok, kaip pats šventei savo gimtadienį. Kaip visą laiką, labai ramiai, nes sezonas reikia sportuoti ir visą laiką skirti pasiruošimui. Tai teko važiuoti į Kauną, paklausyti profesorius, kuris daug kalbėjo apie mano techniką ir klaidas. Tai teko nuvažiuoti ir tik tai vakare Kaune susirinkom savo komandos draugais, kurie buvo seminariai irgi, kurie atvažiavo ir ramiai pasidėjom, atšventėm gimtadienį. O kada paskutinį kartą taip normaliai atšventėt? Gerai atšvenčiau, kai buvo 25 metai, tai čia prieš 3 metus labai buvo susirinko didelė kampanija, labai pradėjau gal pasiruošimą prieš 3 ar 4 mėnesius iki gimtadienio. Ir viską apgalvojau ir labai linksmai ir gerai praėjo. Visiems patiko, daug nuotraukų gražių buvo ir visi patenkinti. Gal apgalvojot ateinančių metų planus, visgi per gimtadienį visą laiką apgalvojai, ko labiausiai norėtumėt pats savo palinkėti? Kaip visą laiką pasaulio čempionatą laimėti, užtektų man to. Nemaži planai. Tai ką, gal einam pasivaikščiosim ir aptarsim tas visus metus jūsų? Gerai. Einam. Tai ką, Jevgenijau, keliauju treniruotis į Portugaliją, į kitas egzotiškas šalis, bet turbūt šis Visagino ežeras mieliausias jums. Taip, kažkaip, nors ir sąlygų čia kol kas nėra ten sportuoti, bet vis tiek visada norisi čia grįžti ir padaryti nors vieną treniruotę prieš tai pajust tą vandenį, nes per tiek metų jau gerai žinau, kaip čia man, kur čia ir plot, jau žinau savo, iš pradžių, kai važiuoju jau treniruotę, žinau savo maršrutą, kur aš nuvažiuosiu, kiek kilometrų galiu čia apskaičiuoti ir be GPS-o. Ir plodamas aš galiu iki metro apskaičiuoti, kiek aš kilometrų praeiplavau, nes žinau kiekvieną posūkį ir kiek metrų ir kiek kilometrų. Bet tu plaukai ir žiemą, kaip tu nesušalė, aš nesuprantu? Nu, kaip sakyti, iš pradžių tai šalta, bet kai išeini ir praeiploji kokius 3 kilometrus, toks pirmas jausmas atrodo, kad ant rankų kaulai net pradeda skaudėti. O po to šylė. Pravažiuoju dar keletą kilometrų ir po to jau gali treniruotis, tai gali jau ir ploti ir -20, -15, vis tiek tau karšta. Netgi tokioj temperatūroje? Jo, ir tada pravažiuoju ten kur nors ten paplūdimys pas mus ir pravažiuoju tenai ir ten žmonės stovi, tokie šiltai apsirengusi, žiūri ir kažkoks čia nesveikas ir kloja. O man iš tikrųjų aš važiuoju, pas mane ten apsirengusi, ten 2 plonas tokios maikutės, o man karšta. O ekstremaliausiam sąlygom kokiom yra tekę treniruotis? Kai buvo Drupščio ežeras ir kai galėjom ten ir klot, mes visą laiką važiuodavom, nors ir -20 buvo, darėm treniruotis prie tokio šalčio. Ir kai atvažiuoji, ten neužšąla ir prie atominės elektrinės gali ir klot visą žiemą. Tai teko ir klot ir prie -20. Treniruodamasis ir kitas pareigas kartais užimat gelbėtojo. Kiek žmonių yra tekę su... Nes neskaičiuoju, tokį dalyką neskaičiuoju. Nemažai kažkokį, nežinau iš tikrųjų, nes neskaičiuoju. Tai žinom, kad tau ir pačiam buvo tekę patekti tą pavojų, tau ir tavo draugam ir klotojam. Ar atsimeni tą istoriją? Taip, kaip aš galiu pamiršti tokias istorijas. Tai va, buvau treniruotė, nes mes kaip pas mus valtis tai čia visą laiką, o prie Drupščio ežero mes neturim kažkokio angaro, kur laikyti valtis. Tai mes ateinam, pažiūrim, liktais oras neblogas, vėjo nėra didelio ir mes susirinkam, pakraunam valtis, važiuojam prie atominės elektrinės. O aišku, tada reikėjo tenai, treneris pildavo kūrą už savo pinigus ir ten nuvažiuoja 15 km, jau grįžt atgal, kaip ir jau atvažiavom. Sportininkų charakteris, jeigu atvažiavom, tai reikėjo dirbti tada. Tai gaunasi reikia išeiti ir kloto. Ten atvažiuom, jeigu vėjas pučia iš Baltarusijos, tai ten labai didelis bangos, kaip jūrai būna. Treneris sako, vis tiek reikia nors išeiti valandą padirbėti ant vandens. Tai perėjom tenai iki tą krantą, padarėm treniruotę, o kada atgal dar padidėjo bangos, ar atgal jau važiavom ir ten vienas sportininkas netaip valtį pastatė ir užpylė vandenį.
ir žiūrim jau plaukia, norėjom jam padėti. Ir jau prasidėjo tokia pūga, nieko ne, matau, mums buvo kokius metros gal į priekį, va taip. Nu ir taip gavosi, kad visi trysia buvom vandenį, šalta, -15, sniegas, nieko nematom, tai kokius, nežinau, ten kiek laiko prabuvom vandenį, kol iki kranto nesigavom, žiūrim, trečio draugo nėra, žiūrim mus jau taip ir kaip ir, nu, jau pavargo ir neplaukė. Tai mes pagalvojom, ką daryti, atgal šokom į vandenį, nuplaukėm ir ištraukėm dar draugą savo. Bet po to kažkaip sėdėjom ant kranto, toks jokas, nežinau nuo ko, gal nuo to emocijų, nuo šoko tokio, toks jokas buvo, pasidėjom, po to šalta pasidarė, ką galvom, reikia bėgti ir per sniegą, kokius 3 kilometrus per mišką, tai teko bėgti iki trenerio. Bet vis tiek buvo baisu? Aišku, kad buvo baisu, nes jau buvo ir kaip ir tamsu, jau taip, nu, buvo baisu, bet toks, nu, šokas buvo ir gerai, kad ten ištraukėm savo draugą ir buvo toks, nu, kaip ir adrenalinas. Ir dabėgom iki trenerių, dar gavom nuo trenerio, kur jūs čia tai ir ką jūs ten darėt. O kitą dieną atvažiavom ir reikėjo važiuoti ieškoti savo valtis. Tai dar ieškojom kokią mėnesį irklą, jaučiu kokią po mėnesį tik tai radom, ten prie Baltarusijos jau netoli. Taip nunešė. Jūsų mama čiuožėja buvo, tėtis boksininkas, tai gal galim sakyti, kad na, sportas yra jūsų genuose ir kito kelio nebuvo jūsų gyvenimas. Nu, mano senelis, kai gimiau, iškart paėmė ir sakė, arba bus kosmonautas, arba profesionalus sportininkas. Tai negalėjo prieš senelį eiti. Kaip pasakė, taip ir turėjo būti. Kosmonautų nenorėjot būti? Spaudimas pas mane didelis, tai negalėčiau būti kosmonautą. O vaikystėje ir apie nieką kitą nesvajojai, ir tu, kol dar neužsiėmei rimtai sportą, ir nesvajojai būti kažkuo kitu? Nu, ne, kai buvo 11 metų, jau pasakiau, kad noriu tapti olimpiniu čempionu, tai jau nuo to laiko ir buvo vienintelė tik tai svajonė. Ir sistemingai to ir sieki? Taip. Sportas, o kas bus, kai karjerą kažkada tai reikės baigti? Taip, reikės, kol kas nepasiruošęs tam, bet aš vis tiek apie tai galvoju ir aš ne tik sportuoju, aš stengiuosi ir pabaigti mokslus universitete, gauti kokį išsilavinimą. Baigiau bakalauro laipsnį, dabar magistratūrą studijuoju, tai norisi toliau kažkur save dar kažkur rasti. Ką būtent studijuojate? Politiką. Politiką po karjeros? Nu, kodėl ne? Šiaip tai norisi man mieste būti, šitam mieste, nes visi gyvenime čia gyvenu ir norisi kažkaip, nu visi išvažiuoja, aš taip pripratęs, jeigu man sako, kad, pavyzdžiui, kažkas blogai, ar man pasakė kažkada, kad tu nebūsi gerų sportininkų, aš atvirkščiai, tada man norisi įrodyti tam žmogui, kad aš galiu tai pasiekti. Jis sako, tu niekada nebūsi ten geras, tai aš tada specialiai einu ten ir ten, kur negalima, ten ir einu. Ir, pavyzdžiui, dabar irgi iš miesto visi išvažiuoja, viskas miręs miestas, sako, mane kaip tik tada toks optimizmas atsiranda, kad galima ir čia gyventi, ir galima viską padėti, ir man po sporto norėtųsi čia likti ir gal savivaldybėje dirbti ir kažkaip padėti savo miestui. Gal grįžkim prie sporto, tiksliau prie kovos menų. Tu boksuojasi, ar ne, kiek žinau, tai ar bokso ringe įgyti sugebėjimai, tu kada nors jūs panaudoji gatvėje, na tarkim gindamasis arba apgindamas kitą? Nu ne, neteko. Šiaip tai irgi, pavyzdžiui, su boksininkais bendraujam ir jeigu tu kažką moki, turi smūgį, kitai sakant, ne gerą, tai tu niekada gatvėje neisi, tu žinai, tu užtikinęs, kad tu, jeigu kas nors atsitiks, tu save apginsi. O tie žmonės, kurie save nepasitikė, tai nežino, ar jie ten geri, truputį paspartavo tenai, tai jie gatvėje, jiems norisi kažkam parodyti ir pirmiems tai man to nereikia, tai aišku, jeigu ten reikės, tai aš galvoju, kad aš galėsiu apginti ir savo draugus, ir tavo mylimą, bet to kol kas nereikėjo, o ne dėl to aš į bokso salę einu treniruotis. Bet galite vis tiek pademonstruoti, kokių patarimų duoti, kaip apsiginti, tai gal keliaujam tada į... Taip, aš manau, Donatai, tau tikrai reiktų to truputėlį pasimokyti. Ir žiūrovams galbūt reiktų. Galbūt ir žiūrovams reiktų, tai vyrai, keliaujam į bokso ringą. Gerai. Važiuojam.
Na, Jevgenijui, matau, žinau, kad jeigu iškiltų grėsmė kažkokia, tai tikrai žinotum, ką daryti. Nu, mėgstu kartais padaužyti kriaušę bokso salė, bet čia kaip mėgėjas. Mėgėjas, tai kartais nueinu su normaliais boksininkas, treniruotė, parodo kažką, bandau pakartot, bet, nu, nepasakysiu kol kas. Galvoju, kad toliau po irklavimo, tai gal visai ir neatsisakyčiau jau daugiau dėmesio skirti, ir gal kokius net varžybose sudalyvau. Šiaip tai norėtųsi pabandyti, bet kol kas tai taip, tik tai dėl savęs. O gal turi kažkokių praktinių patarimų, kad aš, kiti, tarkim, galėtų jaustis ramiai, eidami naktį, tarkim? Tai geriausias patarimas - mokėti greitai bėgti, pabėgti. Arba mokėti gerai kalbėti, nes, nu, vis tiek protingi žmonės, jie pradeda nuo pokalbių. Jeigu jau negali išvengti ir ten jau eina ant tavęs ir tau jau kažkokia grėsmė, tai tada jau reikia smūgėti, bet kartais užtenka gatvėje vieno smūgio gero. To užtenka. Bet tikrai turbūt tokios treniruotės tik į naudą, aišku. Nu, aš nedarau tos treniruotės dėl to, kad gatvėje eiti ramiai ten, pavyzdžiui, ir ten visada būti pasiruošusiam kam nors tai galą, tai čia, aišku, to nereikia daryti, čia, aišku, čia, nu, pavojus, nes, nu, negali, gali atsitikti, po to žmogus gali nukrysti, kažkokią ten traumą jam, o tau su to visą gyvenimą gyventi toliau. Tai geriau nerizikuoti ir kažkaip švelniai iš tos situacijos išeiti ir, o jeigu reikia ir pabėgti. Kartais sako, kad ten išsigando, pabėgo, bet, nu, geriau taip baigsis, negu kažkokia ten rimta trauma ir vienam sugadinsi gyvenimą ir pats savo. Smūgiu su ištarangu, pavyzdžiui. Su kaire? Nu jo, pavyzdžiui. Tu nueini, ne, tu išties, kad palaikyk iškiai. Kairė, koks dešinrankis? Nu jo, nu pavyzdžiui. Tai tu, kad praeiti nuo tokį smūgį, reikia apsaugoti. Tai reikia tada daryti į tą pusę, tu praeini. Tu, pavyzdžiui, smūgiuoji, aš norinu į tą pusę ir tada visą šoną čia atidarytis. Ir tada, bum, čia toks jau smūgis praeina, jau tu negali nuo tokio smūgio apsaugoti. Tas pats su tą ranką, tada prieini į tą ir tada smūgiuoji iš tos pusės. O kaip, kada panaudoti tą iš apačios? O čia jau tada, kai iš arti? Buvo distancijos, jo. Kai jau čia tokia vyksta, tai tada, bum. Jeigu taip, tai žiūri, tada gali iš šonus daužyti, tai tada biški rankas įsitraukia. Taip atidarai čia ir tada į tokią, čia jau palėdė. Čia būtų geras. Čia jau būtų, kėjau. Paskutinį tarpą. Na ką, Kristina, su manim tikrai galėsi nebebijoti vaikščioti naktimis. Dabar tikrai vietoj dujų balionėlio aš pasimsiu tave vakare. Žinai, pavargau, gal žinai, kur galima skaniai užkasti? Tikrai žinau, Donatai. Žinai, kur mes dabar keliausim? Nu? Ogi į pizzeriją. Ir mums pietus gamins pats olimpinis vicečempionas. Nekantrauju. Aš irgi. Keliaujam. Taigi atvykome į neseniai duris atvėrusią Jevgenijaus Šuklino pizzeriją ir dabar jisai mums pagamins savo mėgstamiausią pizzą, ar ne? Taip. Ne, čia ne mano mėgstamiausia, mano draugo ir partnerio ir sparring partnerio ir geriausia draugo Ivano mėgstamiausia pizza. O jūsų pizza mėgstamiausia kokia? Aš esu suragauju, aš taip, ne iš rankus, tai aš kiekvieną dieną man norisi kažko naujo paragauti dėl to. O gal kažkoks ingredientas yra, kuris privalo būti pizzoj jūsų? Ne, nėra taip, aš... Nėra taip, man norisi svarbu visko daug? Jo, svarbu, kad kuo daugiau, to geriau. O šiaip gamini pats namie dažnai? Ar lieka laiko? Kaip čia dažnai? Nedažnai man išeina, nes labai mažai laisvo laiko turiu, tai man norisi greitai atvažiuoju, jeigu Visagine, tai arba atvažiuoju čia, arba pas mamą užsuku, greitai pavalgyti ir viskas. O arba jau į pizzeriją greitai, nes taip, nu, nėra laiko. Šiaip tai kartais norisi pačiam kažką padaryti, bet, nu, galvoju, po sporto tik tai gausis man. O sportas, pizza suderinami dalykai? Pilvukas neauga? Tai visko galima, viską galima, tik tai reikia žinot, kiek tau galima. Kiek tu išnaudoji kalorijų ir
kiek tu, pavyzdžiui, jeigu aš padariau 3 geras treniruotės, tai tada 3 geras picas galima suvalgyti. 3 geras laisvai galima, 3 geras. O tokios galima ir daugiau. O kodėl būtent pizzeriją atidarėt? Kažkaip tokia buvo idėja. Pradėjome nuo pizzerijos, gal kitą kartą atidarysim kokį restoraną kitą, gal. Praplėsi. Gal meksikeitišką kokią virtuvę irgi. Buvo Amerikoje labai man, šiaip tai patiko, tai... Amerikoje. Kokių idėjų galbūt pasisėmėt iš tų pizzerijų, kur matėtės? O dabar, šiaip, įdomu, dabar ateinam kur nors į kokios pizzerijas ar restoranus, dabar jau iš kitos pusės pažiūrim, ne taip, kad paprastai, ateini kaip klientas, o dabar žiūrim, kaip patarnauja žmonės, jau iš kitos pusės tu pažiūri, kaip viskas vyksta, pavyzdžiui, čia per ilgai ten laukiam sąskaitos, reiškia, čia negerai, reikia pas mus tą padaryti, kad tas geriau būtų, nes mums, kam čia sėdėti ir lauk, neįdomu. Tai va dėl to. O pats esi aptarnavęs žmonės kada nors, ar dar gal planuoji? Planuoju. Šiaip tai idėja buvo pas mus per kovo 8 su draugu padaryti taip, gerai apsirengti, pasiruošti, ne taip, kad dabar ekspromptu dar, o šiaip tai, padaryti jau tokią rimtesnį, praeiti tokią mokyklą, tu pagrindus, kad žinot, ir visą dieną atidirbti, aptarnauti žmonės, kad būtų įdomiau ir patiems. Aš galvoju, tas patirtis, gyvenime, man norisi visą laiką visko gyvenime pabandyti. Na, į kovo 8 tai moteris pradžiuginsit, manau, tikrai pasirodė. Pažiūrėsim, kiek žmonių ateis. Na, papasako, ką čia darai. Man atrodo, čia visko krauni, ką tik randi, ar ne? Kad jo. Kaip vadinasi šitą pizzą? Ar yra jinai jūsų meniu? Piperonė, taip. Piperonė, ne? Taip. Viskas? Taip. O, greitai, tai dabar mums reiktų šauti. Paimam irklą. Bet irklas čia specialiai tokia forma, ar tai tokios tos? Taip, specialiai. Taip, palaukit. Irkluot lengviau gal? Palaukit. Juhas pasakė. O. Su kitu irklu turbūt jums sekas geriau, ne? Jo. Ne, ant virtuvės stalo. Profesionalas padėjo. Ačiū. Antrą kartą bus geriau. Viskas, laukiam. Tai gerai, pica iškepė, mes ją jau ragausim. Nebaisu? Nebaisu. Pasitikim. Pasitikim? Yra kameros, užfiksuota viskas bus. Iš tikrųjų labai skanu. Jeigu dažnai tokia valgai, tai pavydu darosi. Klausykit, vyrai, jūs šiandien boksavotės, kalbėjotės apie sportą, štai pizzą valgom. Vien vyriški dalykai. Gal pakalbėkim truputį apie moteris. Gerai. Manau, Evgenijau, nepaslaptis, kad turbūt pusė Lietuvos moterų yra pametusios dėl tavęs galvas. Tai, o kaip tu pats vertini moteris? Kokius kriterijus keli jom? Grožis, protas, nežinau. Net nežinau, viskas iš karto jaučiu į tą vieną krūvą. Kaip galima, pavyzdžiui, atrinkti pagal grožį, jeigu ten gražus žmogus, bet su juo nėra apie ką bendrauti, tai reiškia, su juo neįdomu bus, arba atvirkščiai, vis tiek tas žmogus turi būti, jeigu tu su juo kartu ir ten gyvensi toliau, tai norisi, kad jis ir gražiai atrodytų pagal tavo skonį. Tai aš galvoju, kad čia daug tokių kriterijų, pagal kurie ten, bet aš neatrinku, jeigu tau gerai su to žmogum, tai reiškia gerai. Nėra pas mane kažkokių tokių stereotipų, ar ten, kad turi būti, nežinau, blondinė, brunetė, ar ten... Taip toliau nėra. Patinkas protingas, gražios. O gal atskleisi paslaptį, ar dabar tavo širdis užimta? Ne.
Ne, dabar mano širdį užėmė olimpiadą ir aš galvoju, ir taip ir bus iki. O ar sunku iš tikrųjų derinti tą asmeninį gyvenimą su sportu? Tai žinoma, sunku rasti tokį žmogų, kuris suprastų tave, nes daug kas nesuprastų. Visiems atrodo, kad mes išvažiuojam kažkur į kažkokį kurortą į Portugaliją, kur deginamės, gulim ant paplūdimio ir ten leidžiam laiką smagiai. Bet mes ten irgi sunkiai dirbam ir prasideda, o kad prasideda kažkokios problemas ir išspręsti telefonu, tai čia neįmanomas dalykas. Ir pavyzdžiui, tas, kas turėjo šeimą ir mane nesupranta ir ten po sporto jau norisi grįžti. Mums irgi ten sunku. Visi galvoja, kad mums ten lengva sportininkams gyventi toli nuo draugų, nuo šeimos, nuo savo draugės, pavyzdžiui. Apsitai šeima, tau yra svarbu? Nori ją sukurti? Taip, labai noriu ir jeigu ne sportas, tai aš galvoju, kad norisi turėti jau savo vaikus, bet aš noriu ir dalyvauti tam, ne taip, kad tu padarai šeimą ir išvažiavai. Po to atvažiuoji jau ten tik tai per ten sūnaus ten ar ten, savo vaiko gimtadienį. O norisi ten žiūrėti, kaip jis auga, ten stebėti, būti kartu visą laiką. Dėl to aš galvoju, kad reikia paskirti savo gyvenimą tokiais etapais. Iš pradžių sportas, po to baigsis sportas, tada jau visą dėmesį skirti tiem žmonėms, kurie bus šalia tada. Užsiminėjai truputį apie vaikus. Ar pagalvojai, tarkim, turėsi sūnų, norėsi, kad jisai taip pat būtų sportininkas? Šiaip nepalinkėčiau jam būti profesionaliu sportininku. Aišku, kad jis bus kažkur netoli sporto ir bus sportos, aišku, bet kad profesionaliu sportininku čia reikia jam gerai apspręsti, pagalvoti pačiam. Kad privers, kad būna taip, kad pavyzdžiui, tas, kas ten tėvas sportavo, nepasiekė kažko savo, ten per savo sportininkų karjerą ir nori, kad vaikas pasiektų. Aš jam pats nesiūlyčiau, pavyzdžiui, eiti profesionalų sportą. Nes čia, aišku, traumos, pastoviai tu kažkur išvažiavęs, turi pastoviai savo tą gyvenimą kažkaip kontroliuoti ir taip, tas gyvenimas nėra lengvas šiaip. Tai aš jau, kai pradėjau, man nėra jau kažkokio kelio atgal. Tai man jau tik į priekį dabar reikia. Bet, sūnų arba kam nors, kas pradeda, reikia gerai pagalvoti, nes tu turi tada paaukoti visą savo tą gyvenimą tą laiką, kad pasiekti savo. O arba tada neverta eiti tą sportą, jeigu tu dar abejoji ten. O tu šiaip romantiškas žmogus esi? Aš nežinau, kaip aš apie save taip galiu sakyti. Čia reikia paklausti žmonių, kurie mane pažįsta. Kristina, matau, tau labai rūpi tie moteriški, romantiški dalykai. Rūpi. Ir žiūrėk, aš tau turiu staigmeną. Jevgenijus turi, tokį talentą, kuris tau tikrai patiks. Gal važiuojam paklausyti? Puiku, nustebinkit mane. Tai kokiagi ta tavo staigmena, Donatai? Einam, parodysiu, tik tyliai. Оставит пустым янтарный пожар. Скользкие улицы иномарки целуются, помятые крылья несчастной любви. Минуты отмечены случайными встречными, но никто не ответит, что ждет впереди. На бархатном теле тает, как легкий дымок, короткая ночь. Время пройдет и однажды согреет пестрая лента дорог, сомнения прочь. Скользкие улицы иномарки целуются, помятые крылья несчастной любви. Минуты отмечены
бесконечный мир, но никто не ответит, что ждет впереди. Nu ką, Jevgenijau, jūs irkluojat, kepat pizzas, boksuojatės, dar ir dainuojat. Galit paaiškinti čia grupę? Šį kartą tikrai nustebinot. Irkluoju jau 17 metų, gyvenu 28, pizzas kepu, kiek čia, 9 mėnesiai, galima sakyti, o grot pradėjau tik šiandien su tokia gera kampanija, kur čia nepradėsi. Nes, labai smagu, labai, kad yra tokia galimybė, o tokia galimybė yra tik tai pas mus mieste, nes mažas miestas, visi pažįstami, faina, kad tokia yra šeima pas mus, kurie tikrai myli savo miestą, myli muziką ir stengiasi kažkokią visą laiką organizuoja kažkokius koncertus, taip toliau. Norisi ir man prisijungti, yra, kad galimybė leidžia ir man kartais ateiti į studiją ir kažką kartu pasimokyti. O iš tiesų, kada susidomėjai muziką ir kada supratai, kad turi puikų balsą? Balsą aš neturiu, tik tai dainuoju visą laiką, kai važiuoju su mašina kur nors. Arba kai irkluoji? Kai irkluoju, ten sunkiau truputį. O kai su mašina kur nors važiuoju, pas mane visą laiką Vilnius Visaginas tą kelionę jau. Ir visada garsiai paleidžiu muziką ir dainuoju kartu su, nes vienas važiuoju dažniausiai. Ir taip gaunasi po biškį, o gitarą, aišku, norėtųsi dažniau ranką laikyti, nes, man patinka tas instrumentas, bet dabar, sunku, į stovyklą su savim nepasiimsi, tai gaunasi kokius 2-3 kartus per metus tik tai galiu kažką pagroti, o irgi, norėtųsi, kad kažką parodytų profesionalas. Tai galvoju, kad su šitą šeimą mes draugausim ir jie ką nors man parodys. Tai tik tai čia tokia idėja kol kas, o tik tai šiandien taip gavosi surinkti, nes vėl stovyklą išvažiuoju. O gal padarysim keletą repeticijų, gal kokiam ir miesto koncertai, kokiam išeis kur nors. Gal kokį ir albumą sulauksim tavo? Čia jau labai sakyti, labai... Šiaip, kodėl ne, jeigu yra tokia galimybė, tai norisi kažką. Viską įdomu ir man visi instrumentai patinka, tai norėtųsi visą laiką. Bus po sporto daugiau laiko, tai norėtųsi kokį dar instrumentą pabandyti pagroti. Kągi, Jevgenijau, labai ačiū už labai įdomiai praleistą laiką, labai skanę pizzą, labai gražias dainas. Ir dėja turim su tavim atsisveikinti, ar ne? Kristina, aišku, norėtų čia dar daugiau pasilikti, bet žinom, kad to išvyksta, tai gal nebetrukdysime jau. Gerai, ačiū Jums, atvažiuokit dar kartą. Ačiū. Kiek? Воздух искрит, и просто поверь, лопнет, как мыльный пузырь, самый страшный кошмар. Sveiki, jūsų dėmesio. Sveiki, jūsų dėmesio. Bla. Sveiki, jūsų dėmesio. Tai gal aš tada pradedu nuo to, kad apie... Tai palauk, apie grūdinimą. Šitas Drūkšio ežeras mėliausias? Čia ne Drūkšio ežeras. Duojansi. Taip gerai buvo pradžia. Taip gerai tykiau, tai per kamerą. Ne, tu nereikalingas beveik. Šuklinu. Tai nesvarbu. Šuklinu. Gerai. Tai tau tai gerai čia, aš tu man irgi gerai. Da. Taip, jo. Linkėjimai visiems, kurie dar niekada nėra buvę Visagine. Šiandien mes atvykome pas... Kodėl ne pas... Aš nežinau. Aš nežinau. Dabar iš karto pradedam, ar čia dar pas... Ne, nestovime. Gerai, nejokim. Šiandien mes atvykome pas atominį Lietuvos kanonininką Jevgenijų Šukliną.